Toli, labai toli, didelėje pievoje augo milžiniškas medis. Jis buvo ypatingas, nors dienos metu niekuo nesiskyrė nuo kitų lapą išlemančių savo draugų. Kasnakt, kai nusileisdavo paslaptingos sutemos, apgaubiančios medį žėrinčių tamsos šydų, medis imdavo švytėti. Jis lėtai judindavo savo šakas, tartum ką ant jų švelniai supdamas. O vėjas ir naktiniai paukščiai imdavo niūniuoti savo tylią lopšinę. Ir tuomet šakose, tarsi žėrintis pumpurėliai, užsidegdavo sielos. Taip, tai buvo sielų medis. Saugodama jo šventumą ir gimimo paslaptis, atliepdamos jo švytėjimą, aplink medį kaskart užsidegdavo purpurinės ir violetinės transformacijos ugnys. Jos apsupdavo kamieną bei šaknis ryškiomis liepsnomis ir siųsdavo jo gyventojams savo kviečiančią šilumą. Kiekvieną naktį, sutartu metu, prie sielų medžio atskriedavo sidabrinis angelas. Tyliai, neliesdamas pėdomis žemės, jis parskrisdavo per violetinės liepsnas, priglusdavo prie sielų medžio kamieno ir išsitraukdavo savo stebuklingą fleitą. Tuomet užsimerkdavo, kaupdamasis tam ypatingam darbui, kurį turėjo atlikti, ir pradėdavo groti pačią gražiausią savo širdies melodiją. Fleitos garsai pindavosi į naktinių paukščių ir vėjo lopšinę, į violetinių liepsnų magišką šilumą ir paliesdavo kiekvieną šalia esančią gyvą esybę. Ilgai ir kantriai grodavo angelas, pasipuošęs savo violetinę transformacijų kepurę. Jis žinojo, kad tik grojant iš visos širdies jis gali atlikti tai, kam ir buvo siųstas. Ir pagaliau, jo melodijos pažadintos ant medžio imdavo busti miegančios sielos. Pirmiausia, iš sąstingio atgydavo tos, kurioms jau buvo atėjęs laikas gimti. Jos tyliai rąžėsi, nedrąsiai žvalgėsi, bandydamos suprasti, kur atsirado praėjusios tamsųjį kelionių tunelį. Pačios drąsiausios galiausiai atsiliepdavo į nuostabią angelo fleitos melodiją ir pačios imdavo vibruoti. O tuomet po truputėlį imdavo leistis medžiu žemyn. Švelnios šakos, tarsi motinos rankos, padėdavo joms keliauti vis žemiau ir žemiau, kol galiausiai meiliai perdodavo po vieną sielą į ištiestus violetinių liepsnų delnus. Angelas žinojo, kad tik praėjusios transformacinės ugnies ratą, kiekviena iš jų atsidurs savo išsirinktame kūne ir pradės savo magišką kelionę žemėje. Kiekvieną naktį angelas kalbindavo ir žadindavo visas pasiruošusias gimti sielas, kol galiausiai pastebėjo, kad viena jų vis niekaip nenori nei nubusti, nei atgyti, nei judėti medžiu žemyn. Jis gerai įsižiūrėjo jos skleidžiamą šviesą ir nusišypsojo, pagalvojęs, kad dar niekada nematė tokios įdomios sielos. Vietoj įprastos, spalvingo pumpuro ar žiedo formos, ji labiau panašėjo į obuolį, švytintį, auksinį, geltoną. Ta pačią naktį, pakilęs prie užsispyrėlės, kurią mintyse pavadino obuoliuke, angelas pradėjo pūsti fleitą, įdėdamas dar daugiau širdies nei paprastai. Grojo siųsdamas jai mintis apie meilę ir padrąsinimus, kurio žinojo šioji girdi ir jaučia net miegodama. Ir tuomet siela pabudo. Bet net ir atgijusiai neskubėjo niekur judėti. Nedrąsiai žvalgėsi aplinkui ir vis labiau gūžėsi. Labas, mieloji, mintimis jai tarė besišypsodamas angelas. Sveika atvykusi į paskutinį transformacijos etapą. Argi nenori pagaliau gimti kūne? Žinau, kad to laukiai daugybę metų. Bet tu pažiūrėk, aš ne tokia kaip kitos. Su manim kažkas negerai, tyliai atsakė ji. Tau viskas gerai, mieloji. Tiesiog tu ypatinga.
apdovanota stiprybė, kurios įgyjai per daugybę gyvenimų. Ji ir pakeitė tavo formą iš žiedo į obuolį. Bet aš nenoriu būti skirtinga, kodėl man kūrėjas davė tokią keistą formą. Kiti manęs tokios nepriims. Tavo išskirtinumas yra ne tavo bausmė, tai tavo grožio paslaptis. Jūs gimstate ne tam, kad būtumėte panašios, o tam, kad parodytumėte savo tikrą autentiškumą ir jame slypinti tikrai grožį. Ar supranti? Aš bijau viena leistis į ugnies ratą ir keliauti į žemę. Vis dar baiminuosi obuoliukė. Tu niekuomet nebūsi viena. Kiekvieną tavo žingsnį saugos gausybė tau skirtų pagalbininkų, dvasios vedlių ir saugotojų, kurie tave ves, kai būsi pasiklydusi, neš ant rankų, kai eiti nebegalėsi, ir tiesiog lydės, eidami iš paskos, kai drąsiai skinsies į priekį, eidama savo širdies keliu. Tai vadinasi, man viskas bus gerai, jau drąsiau nusišypsojo obuoliukė. Žinoma, atsakė angelas, tavo stiprybė, patirtis ir drąsa, kurių buvai kupina anapusybėje, niekur nedingo. Tiesiog dabar tu jau nebe viską prisimeni, bet visa tai yra tavyje. Jei gyvenimo kelionėje gavusi savo kūną tai pamirši, stenkis kuo dažniau klausytis savo širdies. Būtent ji turi giją į visas tavo paslaptis ir turtus. Joje yra neišsenkamas išminties šaltinis. Iš jo gerdama visas savo pamokas išmoksi daug lengviau ir su didesne meile. Obuoliukė, atsakydama jam nusišypsojo, ištęsė savo gijas ir leidosi nunešama į pačią purpurinį liepsnų širdį. Atsisveikindamas angelas matė, kaip švytinti siela sukosi energijų rate, šypsojosi ir mojo jam ranka, virsdama kūnu ir keliaudama į motinos įsčias. Iki pat įsitaisydama mamos pilvelyje ji girdėjo lydinčią angelo fleitos melodiją, primenančią apie tai, kad ji visuomet yra vedama, saugoma, mylima ir tobula tokia, kokia yra. Ar pažinote savyje obuoliukės sielą? Gal tai jūsų istorija?